Tai sveiki visi šį mielą savaitgalį, sekmadienį. Labai smagu vėl susitikti su jumis. Ir taip organiškai kažkaip vystosi tos temos. Nuo tokio priėmimo, ėjimo į save. O kai ne į save, tada dažniausiai norisi ir tikėti savimi, mylėti save. Ir išreikšti tai pasaulyje, tada tikėti ir savo veikla, rezultatais, kas dažnai būna sudėtinga. Ir dauguma įvairiausių tiek straipsnių, tiek televizijos laidų, tiek aplamai žiniasklaida labiausiai kalbina ir domisi visais tais, kurie jau pasiekė įvairiausių žygdarbių, jau nuvertė kalnus ir puikuojasi įspūdingais rezultatais, apdovanojimais ir dar kažkuom. Ir tikrai labai įkvepia išgirsti jų kelią, išgirsti visą tą procesą, galbūt kiek tai kainavo darbo ir panašiai. Tačiau taip pat įdomu yra pakalbinti ir tuos, kurie dar tebekopia į tą kalną. O to tikrai pastebėjau yra ganėtinai mažai. Kad tiesiog savo patirtim pasidalintų žmonės, kurie vis dar eina ir klumpa ir galbūt tikėjosi jau dabar būti užkopę, jau dabar būti pasiekę, tačiau viskas vyksta taip, kaip vyksta ir atneša daugybę pamokų ir pasakojimų, kurie gali būti pasidalinti ne tik tada, kada pasiekėme rezultatų, o kad būtent pamokos ir yra tame tarpsnyje, kol nėra rezultatų. Būtent aš, tai šiek tiek galiu papasakoti savo istoriją, tai kaip pradėjau visiškai nuo nieko, tai tariant, nuo idėjos. Jeigu ten kažkas gimsta kokioj ten menininkų šeimoje, muzikantų, ir jiems maždaug tas kelias toks jau padėtas, tai man toks buvo visiškai nieko. Netgi tiesiog vieną dieną nusprendžiau, kad aš jau noriu, ta prasme, kad noras jau didesnis yra už baimės ir už tas tarsi sunkes aplinkybės ir kad aš tiesiog noriu eiti ir daryti, nes jaučiu, kad mano siela to nori. Ir pradėjau viską tiesiog su tuo, ką turėjau, nes nusprendžiau, kad jeigu aš lauksiu tobulų aplinkybių, tobulų įrankių, daiktų, komandos, žinių, tai aš galiu niekada taip ir nepradėti. Kaip šitam vaizdo klipe, kur tiesiog groju taip buitiškai su bliūdu. Mano instrumentas vienintelis yra mano pačios balsas ir kad aš tiesiog deklaruoju pasauliui, kad aš jau paleidžiu kontrolę ir einu savo sielos keliu. Ir man iš tikrųjų jautėsi, tarsi visas šis kelias buvo truputį sulėtintas. Nes jau praėjo nemažai metų nuo tada, kai aš išėjau į viešumą, kai susikūriau savo kanalą, savo projektą, pradėjau tiesiog viešinti viską, ką aš veikiu, ko užsiimu. Aš taip tikrai galiu pasižiūrėjus savo protą pamatyti, kad jau dabar norėjau būti ten, nežinau, kokį albumą išleidusi, ten iš YouTube'o pragyvenanti ar kažkas taip toliau, žodžiu, prisigalvotų jau dalykų. Ir situacija yra tikrai labai pajudėjusi, tikrai, ta prasme, aš pati didžiuojuosi kiekvienu tokiu žingsniu ir kad prieš kažkiek metų net nebūčiau pagalvojus, kad aš tai darysiu. Ir jau tai yra nuostabu, tačiau tikrai galiu pasakyti, kad atrodo lėtai. Ir man labai patiko tokia mintis, kad kai mes nusprendžiam plaukti ne per upelį ir ne per kažkokį prūdą, o per didelį vandenyną, mes kartais plaukdami tiesiog galime nebesuprasti, ar mes išvis judame iš vietos. Nes tarsi nuo kranto jau nuplaukiai, to kranto nebesimato, tačiau sekančio kranto irgi nesimato. Ir tu tiesiog iriesi, vedamas vien pasitikėjimo ir vien vidinio noro, kad tiesiog nori judėti į priekį, kad nori tuo užsiimti ir be jokių garantijų tau niekas nepasakys, kada tu priplauksi tą kitą krantą. Tačiau ar tai reiškia, kad mes stovim vietoj, vien dėl to, kad nematom to kranto? Tai tokia labai faina alegorija, palyginimas labai fainas. Ir
dažnai žmonės yra pripratę visus tos rezultatus iš tikrųjų vertinti savo patobulėjimą ir savo tarsi evoliucionavimą, vertinti arba 100% arba niekaip. Kad reiškia, arba aš tenais pasiekiau tokį skaičių, arba aš uždirbau tiek, arba aš ten tą padariau, arba ne. Arba aš jau, tarkim, net ir su vidiniam savybėm, ne tik su kažkokiais verslais, arba aš jau paleidau tą, arba aš jau išmokau, arba aš ten susitaikiau, o jeigu ne, tai ne. O svarbiausia yra iš tikrųjų atkreipti dėmesį į tuos net ir mažyčius pasikeitimus. Ar pasikeitė kažkas, kaip buvo, pavyzdžiui, prieš metus, ar pasikeitė nuo to, kaip buvo prieš pusę metų, o gal pasikeitė nuo to netgi, kaip buvo vakar. Tai tiesiog pastebėti, kad judėjimas visada vyksta. Tik mūsų protas yra tas, kuris deda tos tokius timeline'us ir sugalvotus kažkokius finišavimo linijas ir matavimo kažkokius duomenis ir matmenis, pagal kurį skirsto. Čia nepavyko, o čia gal visai nieko. O iš tikrųjų visada vyksta procesas, visada teka gyvenimas. Ir iš to prieinam ir prie kitos dalies mano šito pasakojimo, ko noriu pasidalinti. O ką, jeigu iš vis nepasiektum rezultatų? O ką, jeigu niekad nebūtum ten ir taip, kaip svajoji? Koks tada būtum? Ką tai reikštų apie tave? Čia yra pagrindinė pamoka, kurią aš patyriau ir jaučiu visame šitame kelyje, kada protas nori šėlti ir skųstis dėl rezultatų. Tai tiesiog pasižiūrėti, kodėl man tai taip svarbu, iš kur aš sugalvojau, kad turiu kažką pasiekti, apčiuopiamo, parodomo, materialaus, kaip aš suvokiu, kad kažką pasiekiau. Ir ar tai netyčia nėra kažkieno sugalvota ir primesta iš visuomenės, ar man rūpėtų, jeigu aš jausčiau visišką pasitikėjimą savimi ir visišką pilnatvę, ar man rūpėtų tie apčiuopiami ir parodomi, kur gali pasididžiuoti kažkokiais rezultatais? Tikriausiai ne. Todėl labai kviečia šitą temą pažvelgti giliau į savo vidų. Kas mums yra tie rezultatai? Nes aš tikiu, kad sėkmė yra natūrali žmogaus ir šiaip visos visatos būsena. Taip kaip obelis kiekvienais metais tiesiog atveda obuolių ir kiti medžiai visokiausių prinokina vaisių, jie negalvoja, kad jiems pasisekė. Jie negalvoja, kad jie kažką įrodė ar kažką pasiekė. Jie tiesiog subrandino vaisius, nes tai yra jų DNR. Ir aš taip pat jaučiu, kad sėkmė yra natūrali tėkmės, gyvenimo tėkmės išraiška. Jeigu mes tiesiog būname pilnumoje su gyvenimo energija, tai gausa ir sėkmė tiesiog natūraliai plaukia pas mus kaip pridėtinis kažkoks produktas. Todėl galima ir pažvelgti tą grandinę, ar ten truputį nėra susisukę tokie dalykai, kad turėtų būti aš, tada pilnatvė ir iš pilnatvės ateina sėkmė. O mes tiesiog tarsi susimaišintame ir gaunasi aš noriu sėkmės ir tada pilnatvės. Ir gaunas, kad mes tokie tarsi priklausomi jau tampam nuo tų rezultatų. Ir dėl to tiek atsiranda daug ir baimių ir visokiausių prokrastinacijų, apatijos ir taip toliau. Nes nuo to priklauso mūsų laimė. Toks atrodo visiškai pats svarbiausias dalykas gyvenime. Tačiau aišku, toks mūsų tas gyvenimas. Atkeliavom su vairiausiam programom, tiek iš savęs, iš savo pačio karmos, iš praėjusių gyvenimų, tiek iš protėvių net įvairių programų. Kiek daug informacijos įgavom vien būdami pas mamą įsčiose. Ir toks šio gyvenimo nuostabus žaidimas – dirbti su tom programom. O geriausias ir nuostabiausias vaistas – tai tiesiog pačiam patvirtinti ir mylėti save.
patvirtinti, kad ir milijoną kartų. Tol, kol tikrai viduj įeis ta informacija, tol, kol jinai tiksliau prisimins save viduje. Nes tai, kaip sakiau, yra natūrali būsena. Tai va, tokie pagrindiniai dalykai, kad atkreipti dėmesį, ką mes galvojam apie rezultatus, ką su jais esam susieję, kodėl kažką darom ir ką tai reiškia apie mus pačius, iš tos pusės, kad jeigu pasiseks, kokie mes būsim ir jeigu niekada taip ir nepasisektų, kokie tada būtume ir ką apie save galvotume, ką tai reikštų. Ir kitas žingsnis – tiesiog nuostabiai ir nuosekliai dirbti su savo saviverte, duoti meilę savo, duoti patvirtinimą savo, būti savo mylimiausių, mylinčiausių fanų. Ir jaučiu, kad atkeliauja, norisi paleisti kursų ir seminarų. Ir vienas iš jų, manau, tikrai bus apie pasitikėjimą savim ir savivertę. Nes pati labai išjaučiau visas šias temas, praktiškai visą gyvenimą, keliauju šią kelionę, todėl galėsiu pasidalinti tą informaciją, kaip sakiau, kaip tas bendražygis, kuris kopia į kalną kartu su jumis ir supranta, ką tai reiškia, kokių iššūkių atsiranda, kokie jausmai kyla ir kas veikia, kas visgi padeda mums žengti į priekį ir sukelia tą pokytį, net jeigu kartais ir mažulytį, bet mes niekada nežinom, kada atplauksim į tą krantą. O svarbiausia, kad plaukdami prisimintume, kad visa pilnatvė yra čia ir dabar, ne ten kažkur, ne rezultatuose, o tiesiog čia. Todėl jeigu niekas niekada nematytų jūsų, jeigu niekad nebūtų jokių įvertinimų, pinigų ar sėkmės, ką tuomet vis tiek darytumėt, kokia būtų jūsų veikla, kokie būtų hobiai. Čia yra svarbiausias klausimas, nes tai yra būdas, kaip jūs šiame įsikūnijime per šitą savo kūną, per savo būtent tokius talentus ir tokią atsineštą informaciją, kaip jūs galite save išreikšti pasaulyje, susijungti su dieviškumu, būti jo simfonijos nuostabiu, unikaliu instrumentu ir šitaip būti patiems laimingiems ir skleisti tą laimę ir įkvėpimą išorę. Ir tada gausa ateina savaime. Tai va, tai ačiū labai, kad buvot kartu ir linkiu nuostabaus, gražaus likusio sekmadienio ir ateinančios savaitės.